Jūs mane tiesiog pakišot. Gražiai ir tvarkingai pasinaudojot. Tai egzaminas. Tavo išbandymas. O jeigu Valerai visai būtų nusiožęs stogas, kas tada? Tada natūrali atranka. Išlieka stipriausi. Silpnų nereikia. Darbo tau dar reikia? Taip. Tuo metu priimtas. Ačiū, žinoma. O kaip bus su Valera? Su Valera? O kas su Valera? Jeigu jis toliau mane spaus. Joks Valera tavęs daugiau nebespaus. Kas išvartas pas mentus nenubėgs? Neprikrašyk tik tai. Jo, fana jau. Mes jau kaip ir pažįstam. Gal apsieisim be pažymėjimų? Jeigu jūs norit problemų, jos bus. Supratot? Čia toks neoficialus įspėjimas. Nes mes visada galim timtelt siūlo galą, kuris išvynios jums labai nemalonų kamaliuką. Taip? Tai ką? Gražios dienos? Pasistengkit jos nesugadinti. Reikėjo Švarcą bačkui paskatinti. Reikėjo. Klausyk, Raimondai, aš negalėsiu šį vakarą, kaip mes buvom suplanavę. Jo? Aš tau taip pat norėjau pasakyti, aš irgi negalėsiu. Išvažiuoju su Koganu, darbo reikalais. O tu? Aš irgi darbo reikalais, tik su Valdemaru. Sutapimas. Raimonda, nepamiršk, 6 valandą. Taip, aš atsimenu. Tai grįžę pasimatysim. Tu ilgam su Koganu? O tu pavydi? Nėra kam pavydėt. Plius mes ne pora. Tiesiog vieną kartą sugulėm. Šiknius tu, Romka. Sugulėm. O ką? Nieko. Sugrįšiu, mes pasikalbėsime apie moterų ir vyrų bendravimo etiketą. Apie ką tokį? Nu, Vase, gersim. Šiandien mes gersim, Vase. Gerk, nes aš kitaip tavęs netryšiu, Vase, viską. Iki dugno, Vase, va. Va, taip jau geriau. Nu, Vase, pažadė. Nesąmonių nedarysim. Na, gerai. Gerai, patikėsiu, Vase. Nes aš geras šiandien. Aš patiklus. Vase. Taip. O kai aš tave tryšiu, Vase, tu man viską parašysi. Iš kur tavo turtai? Jo, Vase. Kas tas žmogus, kuriam tu dirbi, jo vardas, pavardė, Vase. Susitarėm? Gerk. O dabar, Vase, kaip ir išpažinti. Nes, žinai, aš galiu ir blogas būti. Kokie čia nuosavybės dokumentai? Kieno? Tai dėl to aš pas jūs ir atėjau. Norėjau parodyti. Gal jūs ką nors žinot apie tokį turtingą žmogų,
labai turtingą žmogų, kuris turėdamas va tokių daug nuosavybių, miško namelį slapstosi. Tas Kęstutis Vasiliauskas miške slapstosi? Na, gal ne taip įsireiškiau, neslapstosi, bet gyvena labai atokiai, skurdžiai, atsiskyręs, vienišas, nebylys. Jis dar ir nebylys. Taip. Pasidomėsiu. Dėkuoju tau už įdomią informaciją, Milda. O iš kur tu apie tą Vasiliauską sužinojai? Jis netyčia kažkaip tiesiog giminaitis šalia gyvena. Tai. Oi, Artūrai, netrukdyk man dabar, prašau. Mane dabar žudo biurokratija. Žodžiu, gavau velnių nuo valdžios, kad kažkokių ten lentelį neužpildžiau. Aš dirbu darbą, ne? Gaudau nusikaltėlius. Neužpildau vienos Excelio lentelės. Ir aš pati nusikaltėlė tampu. Nu tai kur logika? Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad šiandien užtruksiu sporto salėje. Haris paprašė padirbėti su juo. Tai gali SMS parašyti. Kas yra? Ką? Ko tu apžiūri? Haris, ne? Na jo. Ir tikrai. Nu, Haris paprašė padėti. Kas čia tokio? O tai gal čia ta Rūta paprašė? Apie kurią tu čia svaigsti kiekvieną dieną? Kamilė. Ta Rūta tikrai nebepasirodė sporto klube po to, kai saugumas buvo atsiradęs. Okei. Haris tai Haris, tebūnė. Kamilė, tu pyksti? Nu tikrai nėra dėl ko pykti. Tikrai reikia. Žinai, kai nėra dėl ko pykti, visada atsiranda. Arba iš niekur šoka tiesiog. Okay. Gražias dienas. Baigsi šitie visi šūdai. O, kokia graži mergina. O kur jūs taip skubat, čia gal meilė iš pirmo žvilgsnio? Raidai, kada dabar mergas kabinti? Bet tai man kažkur matyta. O čia ne... Čiagi mūsų kekšė. Kur nuo ko? Pabėgo ir nuo mūsų dabar bėga. Tai gal čia ne jį buvo? Tai ko įbėgo tada? Aišku, kad jį. Nu tada vėl pabėgo Samanta. Kažkoks nesėkmė ruošis. Kada tai baigsis? O tai kur tavo dukra? Gal ji gali padėti? Su Švarcu, su Koganais, a? Aš irgi norėčiau žinoti, kur mano dukra. Nėra jos, nėra. Gerai, nepagavom. Nelemta vadinasi. Varom. Varom. Pavalgyti reikia. Skrandį kažko tampo, čia nuo kavos jaučiu.
Kodėl nepasirodėte praeitą kartą sutartų laikų, Rūta? Tam buvo objektyvės priežastys, pernelyg didelė demaskavimo rizika. Todėl pasirinkau planą B. Bet planas B nenumato operacijos tikslų įgyvendinimo. Tik tavo laikina užkonservavimą. Viskas gerai. Dabar jau galiu grįžti prie pradinio plano gyvenimo. Mūsų dominanti kampanija jau papriežiūra. Tu tai žinai, Rūta? Taip, ir jie mane jau zondavo. Gan atvirai. Tai keista, nebūdinga. Yra svarstomos dvi versijos. Jie tavęs neįvertina arba žino daugiau, nei mes galvojame. Kaip man elgtis? Įprastai, Rūta. Įsidėmėk. Mums ko greičiau reikia turėti savo žmogų kompanijoje, kad galėtume nukreipti finansinius srautus. Jau užmetai jauką? Dirbu su vienu pareigūnu. Per jį yra galimybė pasiekti kompanijos informacinius serverius. Gerai. Laukiame rezultatų. Mano aprūpinimas per tą patį kanalą? Taip. Niekas nesikeičia. Supratau. Čia ką rimtai? Valdemaras. Nu ir ką? Ką man su to Valdemaru daryti? Rašyk. Kas jis per vienas? Rašyk. Rašai. Kas tas Valdemaras, supratai? Aš tave girdau, maitinu. Nu, vasi. Draugas. Tu gal durnas, Vasė? Jis tavo ranko milijonus varto, kur tu gyveni? Šuns budoj kažkokioj, miške, užukampį. Centre miesto tu turėtum bute, chatai prašmatnioj gyventi. Vasė, mašiną be stogo turėtum vairuoti. Kabrioletą, ta prasme. Mieste tarp rimtų bachūrų tokios panetkės. Mašina turi būti be stogo. Jauna pana, šalia sūris turi būti. Kuo daugiau pelėsių ir kuo daugiau smirdantis. Ir vynas kuo senesnis. Nenori? Nenori. Vasi, klausyk. O kaip bobos, ką? Nu, kada paskutinį kartą moterį turėjai? Nu, tu taip negalvok jau intensyviai, nes nuo galvojimo tau galvoji dar kokią gyslą trūkt. Vasė, vieną jauną gražią turėtum oficialiai ir dar kokias kelias neoficialiai. Tai va, gyventum kaip caras. Štai kokį tu gyvenimą turi gyventi. Kaip tu dabar atrodai? Gerai, Vasė, suprantu, draugas. Aš nesiūlau viską iš to draugo paimti. Nu tik nedaug. Už tavo paslaugas jis tau skolingas, Vasė. Tikrai, Vasė. Jis tau skolingas. Fredai, kur tu čia mane atvežė? Raimonda, širdelė, nu kodėl tu tokia suirzus? Prašau tavęs, gerai? Pasakyk, kad mes čia atvažiavome į verslo konferenciją arba kažką panašaus. Raimonda, man atrodo, kad tas poilsis tau labiau į naudą negu man. Tai tu taip ir sakyk, kad tu nori pasižiūrėti, kaip aš čia su bikiniu lakstysiu. Baik, nenuvertink savęs, mesgi verslo partneriai. Kodėl mes negalim savaitgalį praleisti kartu? Verslo partneriai? Kokie dar verslo partneriai? Fredai, tu mūsų verslą užraukiai, o mane vos ne kovos virti nustūmiai. Viskas man jau gana.
Aš važiuoju. Palauk. Pasakyk vairuotojui, kad mane nuvežtų į Vilnių. Vairuotojas labai pavargęs, niekur jis nevažiuos. Puiku. Tuomet aš išsikviesiu taksi ir išvažiuosiu pati. Kas čia dabar vyksta? Tu manęs neklaus, gal čia tikrai kažkokia verslo konferencija vyksta? Koks netikėtumas. Kaip malonu ir netikėta. Pasaulis mažas, Lietuva dar mažesnė. Jūs čia pailsėt? Nu, taip išeina. Taip išeina. Puikus pasirinkimas. Aš visada, kai atvažiuoju į Lietuvą, renkuosi čia. O jūs? Tu? Kartu. Nu, mes kartu, bet ne ta prasme, kad kartu. Mes kaip bendra komanda. Tai žinoma, aišku, suprantama. Mes su Rumoku irgi nepaduk čia atvažiavom. Klausykit, likimas taip mūsų suvedė, ne? Mes esame viena komanda Statkome. Gal pavakarokim? Kodėl ne? Nieko prieš? Tada puiku! Tai tokie tie tavo darbiniai reikalai su Koganu? Nenusikalbėk tu, durneli. Aš pati nesižinojau net, kuris tai mane veža. O kai sužinojau, norėjau iš karto į Vilnių atgal važiuoti. Taip. Aš tau sakau, kad taip. Tai kodėl dabar neišsikvieti taksi ir nevažiuoji į Vilnių? Nu, nes... Klausyk, o tu čia su Valdemaru savaitgaliui. Tai aš irgi galėčiau prie tavęs prisikabinti. Aš su Valdemaru? Ką tu čia vynioji? Žodžiu, viskas man su tavim aišku. Klausyk, aš neprivalau tau nieko aiškintis. Galvok tu, ką nori. Supratai? Karoli. Nu, miltų sverinė užsirakinęs? Klausykit, ko čia atsivilkat, ką? Ko taip nemandagiai iš karto? Klausykit, nemokamai nebarstysiu, gali būti ramus. Kad mum ir nereikia tavo atskiestų šūdo. Kai basi pasidarė, tai skiestas mano šūdas. Kai basi pasidarėm, tai tu savo biškį per daug leidė, ne? Klausykit, realiai, gal suglauskit biškis sparnus. Niekas jūsų nekvietė. Duris kaip atidarė, taip ir uždarykit. Karoli, klausyk, dar ilgai čia ketinį su tom vaikiškom svarstykliam žaistis? Nelabai supratau. Nu, tai gal išsiplės būtų laikas? Brokas gerai sako. Daugiau miltų, daugiau šaibą. Klausykit, ką čia dabar tokie verslo konsultantai pasidarėt, ką? Brokas turi kontaktą su mentais, aš turiu kontaktą su logistika. Pajudėtumėm. Klausykit, ačiū vyrai, tikrai ačiū, kad suradot man laiko, kad atėjot, kad aplankė, tikrai. Bet aš gal pabūsiu smulkiojo verslininku, gerai? Mažiau papkių, mažiau problemų. Visu. Karoli, nu davai. Davai, dirbkim kartu. Nu. Jūs prikolinat, ne? Nes jūs neprikolinat? Tarsi, ant tiek basi esat, kad pas mane atėjot su tokiu planu? Jeigu tu nori visą gyvenimą šitam akvariume praplaukite. Gal į didelius vandenis, į vandenyną. Atlantas ramusis. Tostas. Išvyko karalius į mūšį. Paliko savo gražią žmoną, o raktą nuo jos skaistybės diržo patikėjo savo geriausiam patikėtiniui. Nespėjo karalius toli nujoti. Patikėtinis pasiveja ir sako: Karaliau, valdove, ne tą raktą palikau. Tad siūlau išgelbėti. Už tuos, kurie galėtų patikėti savo paslaptis savo draugams ir galėtų patikėti savo tikruosius raktus. Kažkas ne taip, Fredi? Tu nenori atsakyti į mano tostą? Nenoriu. Matai, Valdemarai, aš visada mėgstu žinoti, ką geriu ir už ką geriu. Čia nebuvo tas atvejis. Panašiai. Aš apie tavo tostą. Ką tu turiu omeny, sakydamas apie tos tikruosius raktus? Fredai, bet čiagi tik tostas. Patelėk.
Valdemaras labai protingas žmogus, jis ne vieno žodžio nesako šiaip savo. Aš tiesiog įsitikinęs, kad tu žinai 100 geriausių tostų. O kodėl tu šią progą pasirinkai būtent tokį? Tu teisus, Fredi. Aš pasirinkau būtent tokį. Paaiškinsi, kodėl? Žinoma. Matai, mes su Algirdu Statkum esam pažįstami labai seniai. Ir su džiugesiu mane patikino, kad surado patikimą verslo partnerį. Tarsi atverstą knygą. Kitais žodžiais tariant. Patikėjo savo tikruosius raktus. Būtent. Todėl siūlau išgerti, kad mes dalintumėmės vieni su kitais tikraisiais raktais.